Sveiki gyvi. Nauja tema, naujas pasivažinėjimas ir naujos 5 minutės. Tikiuosi, kad į 5 minutės sutilpsiu su dar viena tema. Tema labai paprasta, tema kilusi iš kelių pokalbių ir iš keletos laiškų, kuriuos gavau iš fainų žmonių. Klausė manęs, Povilai, tu veiki tai, ką atrodo tau smagu daryti, iš to galbūt ir gyveni. Kaip tai pasiekti kitiems, kurie dar nenuėjo to ilgo kelio? Panašus, galbūt taip tiksliai nepacituosiu, bet klausimas buvo labai panašus. Taip, aš jau kuris laikas gyvenu iš to, ką man patinka veikti. Tai jau yra bene keletas metų, nuo 2013, kada darau būtent tik tai tą. Buvo laikotarpis, kada derindavau savo pagrindinį darbą su mėgiama veikla, tai yra darydavau jį po darbų, tą mėgiamą veiklą vykdydavau po darbų, savaitgaliais, panašių metų, kada tas nesikirsdavo su pagrindinė veikla. Bet principinis dalykas yra tas, kad žmonės kartais pagauna save su tam tikromis negatyviomis mintimis, kad jie negali dar kažko tai daryti, tai kas jiems patinka, dėl to, kad nėra pilnai pasiruošę. Nėra pakankamai profesionalūs, dar jų niekas pakankamai nežino, jie nežino, kokią kainą būtų galima nustatyti, kaip galima būtų įvertinti savo produktą arba paslaugą. Ir aš galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties ir iš tos patirties kitų žmonių patirties, kad taip visą laiką ir bus, jeigu bus tokios pačios mintys. Tai, ką aš darau šiandien, tai, ką mano draugai, kurie užsiima savo mėgiamą veiklą ir iš to gyvena, tai, ką jie daro šiandieną, jie patys ir aš pats ir visi kiti žmonės visą tą laiką nėra idealūs tame. Ir nereikia būti idealiu, nereikia būti profesionalu, kad kažką tai pradėti, bet nepradėjus, tu niekada netapsi profesionalu. Dėl to man tokia kilo vieną kartą viena paprasta labai mintis, jinai patiko kitiems, dėl to sprendžiau pasidalinti kažkada tai su kita auditorija, galbūt ir jums tai bus tinkama. Jeigu jūs su savo paslauga, nežinau, kas jums patinka, ką jūs mėgstate daryti, gal kalbatės su žmogum, su savo draugu artimuoju, jam padedat kažkokius tai klausimus suprast, pasigilinti į save, galbūt jūs kažko užsiimat, gal gražiai mesgat, siuvinėjat kažką, galbūt mokat įrišti gražiai dovanas ar supakuot kažką, galbūt galite knygą mokate ten rankomis padaryti, kažkokį tai, nežinau, žaisliukus ar nesvarbu, bet kokį produktą, kurį jūs mokate padaryti ir norėtumėt tą veiklą užsiimti daugiau, kada net nepastebit, kaip prabėga laikas, neišalkstat per tą laiką, pamirštat, kad reikėjo pavalgyti, ar ten jau pamirštat, kad vidurys nakties, o jūs dar nemiegojat, bet visai nesijaučia dėl to nuvargęs, ta veikla gali atnešti jums pajamas. Ir gana neblogas pajamas, galbūt ne iš karto, greičiausiai tai nebus iš karto, tai bus palaipsniui, bet tokius dalykus galima suderinti. Bet vienas labai svarbus dalykas yra tas, kad jeigu jūs, nesvarbu koks jūsų profesionalumas tuo metu yra, jau kažką nudžiuginot, jau kažką pradžiuginot ir padovanojot kažkokią tai jūsų kurtą dovanėlę kažkam iš savo artimųjų, draugų, galbūt jūsų pokalbis pakeitė kažkam mąstymą, galbūt net ir gyvenimo suvokimą kažkiek tai įtakojo kitaip. Jūs jau turite būtent tą, kuo galėtumėte dalintis ir nebūkit savanaudžiai. Tiesiog pradėkite tą dalyką daryti ir pamatysit, kad po kažkurio laiko, taip bedarydami, jūs tampate vis ir vis labiau profesionalūs, vis labiau suprantantis reikalo esmę, vis labiau žinosit, kur dar galima pasigilinti ir patikėkit, tik tai darant bus visą laiką aiškiau, ką daryti kitaip, ką daryti geriau, kad kuo labiau būtumėt naudingi tiem žmonėm, kuriem norit padėti ir kuriem padeda. Nebūtina iš karto pirmą patapti profesionalu ir tik paskui apie tai pradėti šnekėti. Jeigu jūs tą mėgstate daryti ir tai jūs veža, kaip ir minėjau, pagal tuos faktorius, kad nepajaučiat, kiek laiko praėjo, kol tą užsiimat, ar ten valgėt, nevalgėt, tiesiog darykit, parodykit savo draugam, parodykit tiem, kurie vertina jūs ir kuriuos jūs vertinat, paklauskit galų gale, kiek jie už tai sumokėtų, kitą kartą jie ir sumokės net ir avansu,
o jūs pajusit visai kitą jausmą. Nuo to viską galima pradėti, net nebūnant profesionalu, ir profesionalu būti nereikia. Tiesiog darykite tai, kas patinka, pamatysit, kaip pasaulis tampa daug smagesnis jums stebėt, šviesesnis, skaidresnis ir jūs jame daug laimingesnis arba laimingesnė. Tiek buvo šį kartą. Įkvėpimo jums, būkite savimi, daug svajokit ir visą tai gyvendinkit įkvėpdami kitus. Tada bus daug fainiau ir daug smagiau. Sėkmės jums ir iki kito karto.